Sveiki, bandau jums parodyti jūrą. Šiandien, nežinau, ar su ryšiu bus viskas gerai, tikiuosi, kad mane išgirsite per jūros bangų triukšmą. O sveikinuosi nuo pajūrio dėl to, kad šiandien esu lyderių mokymuose, pasitarime, aptarime. Ir žinoma, kad tik bendraujant prieinama prie kažkokios tiesos, prieinama prie tam tikrų bendrų dalykų, kuriuos neišvengiamai turi aptarti, kuriuos turi žinoti, kur toje bendrystėje eini, ką tu turi konkrečiai padaryti, jeigu esi komandos dalis. Tai karts nuo karto reikia tam susitikti ir šiandien buvo pasirinktas pajūris. Mes esame pas kolegę namuose, Karklėje, tai žodžiu džiaugiamės jos svetingumu ir aišku jūros bangavimu, tai pasidarėm pertraukėlę, kad pasilabinti su jūra. Na ir tuo pačiu noriu ir pasidžiaugti ir palinkėti visiems bendravimo ir kalbėjimosi, nes tik tai su bendrystė, su išsikalbėjimu mes surandam tiesą, surandam mums svarbius dalykus. Ir kai žinome savo nuomonę, kai išsiaiškiname kitų žmonių nuomonę, poreikius, tai tik tai tokiu būdu mes galim priimti tam tikrus sprendimus ir eiti ten ir nueiti ten, kur norime nueiti. Taigi visada kalbėkitės, ar šeimoje, ar giminystėje, ar savo komandoje. Tai to linkiu sau ir to linkiu jums ir gero savaitgalio.